vasara buvo labai sausa ir išdžiūvo prūdas ir sugalvojo, kad reikia žuvį pagauti rankom. Jis pradėjo braidžiot po tą prūdą, o tos žuvis pas mus tokios jau ir josgi, bėga nuo jo. Ir kaip viena, kaip šoko ir va kaip kirto, į kaklą. Ir tiesiog akyse iššoko, puslė tokia. Akyse, bežiūrint, tik užgavo. Tai aišku, kad galvojau, kad sumušimas. Aš net nepagalvojau, kad kažkas gali būti blogo. Tai va, tada atėjo ruduo prieš mokyklą, reikia pažymos ir mes parodėm gydytojai, kad jau skaityk nuo birželio iki va dabar, nedingsta niekur tas gumbas. Tai aišku, gydytojai iškart suprato, po echoskopo ir dar rentgeną padarė plaučių. Jie ir tarpuplautį matė. Ir viskas, ir tada paguldė, tėtas, ir vaistai. Gyjam dabar. Skaityk, 2 pilnus praėjom, dabar 3 kursas ir laukia dar 3. Svoris ataugo, dabar 9 kg jau priaugo nuo to taško. Bet taip tai tolyn, kaip sakyti. Kaip skirta, taip yra. Gyvenam tolyn. Tai va, dabar išsiaiškinau, kad ta svajonė čia ligoninė ir gimė iš tikrųjų. Nes namuose, kai ėjo į mokyklą, nebuvo aktualu. Xbox'as yra, jeigu žaidimą, mokslam nereikia. O kai atsigulėm, pasirodo, kad jungtis prie pamokų, susitvarkėm nuotolinį mokymą, gerai būtų savo, nori ko pažaisti, tėtė draudžia savo prikelt bileko, nenori užteršt. Tai va, ir sugalvojo, kad jam visai gal smagu būtų ir savo turėti. Ir jis įsvajojo. O tada užėjo jūsų dovanėlių visokių buvo ir visa. Ir, rašykit, sako, galvokit svajonę, rašykit. Ir sugalvojo, kad šitą reikia įrašyti. Labai sunku buvo saugot paslaptį, aišku. Ir man atrodo, jis kažką įtarė, nes aš labai dažnai laksčiau telefonu šnekėti, kad neįsidėtų. Tai va, bet jo, labai džiugu gimtadienio proga. Kažkaip taip noriu padėkoti visiems žmonėms, kurie knygų mugės metu pirko, aukojo gal pirkdami tas knygas.